pažvelk į profesijos pasaulį kitaip, kurį vykdo Švento Ignaco Lojolos kolegija, yra skirtas jaunimui, kuris šio projekto pagalba yra skatinamas dalyvauti visuomeninėje veikloje. Organizuojama stovykla yra 4 miestuose, tai yra Palangoje, Aukštadvaryje, Pervalkoje ir Kaune. Jie turi įvairias veiklas, kurios jiems padeda tiesiog pasitvirtinti arba apsispręsti jų pasirinkimam. Pagrindinis dalykas, pasirenkant profesiją, yra priimti sprendimą pačiam. Tai tą ir mes siekiam, tą bandom parodyti. Tikslas yra labai paprastas, tiesiog keletą skirtingų intensyvių žaidimų sužaisti, aptarti iškart po jų, ką jie darė, kaip pasirinko strategiją, kas lyderiavo, kas nelyderiavo, kaip įtraukė kitus komandos narius, ką keitė žaidimo eigoje, ko mokėsi. Ką aš veikiu, pagrindę ieškau savęs ir lankau paskaitas bendraudamas su žmonėm. Bet man esmė visa buvo, kad aš be galo mėgstu bendravimą ir noriu rasti save. Pažinti save tam, kad galėtum savo tą pasirinkimą pasitvirtinti arba padaryti kažkokį tai pasirinkimą apskritai gyvenime. Dėl to čia ir atėjau, suprasti, ko aš noriu apskritai. Jau pradėjau orientuotis daug mažiau, nes coachingo pagalba padeda irgi apsispręsti ir daugmaž rasti savo tikslus ir atrasti save. Po 10 klasių norėjau kažkuo tapti, norėjau kažką suprasti, ko aš noriu iš tikrųjų ir noriu bandyti kažką įgyvendinti, tai, ką galiu padėti kitiems. Mes organizuojam 18 stovyklų, į kurias susirenka jaunimas nuo 14 iki 29 metų. Susiradau labai daug naujų pažįstamų žmonių, atradau naujų bendraminčių ir tikrai labai gera stovykla, tikrai siūlau kitiems stovyklą. Mano tikslas buvo sužinoti daugiau apie profesiją ir kol kas jis labai puikiai vykdomas ir jau sužinojom apie nemažai profesijų, labai daug smulkmenų, labai išsamiai ir labai įdomiai. Praktiškai prie visko prisilietėme ir iš tiesų, tikrai man, pavyzdžiui, buvo nuostabiausi įspūdžiai.